Dieniniai ir naktiniai veido kremai. Ar tikrai jie kažkuom skiriasi? Ar tikrai dienai reikia naudoti dieninį kremą, nakčiai naktinį kremą? Drįsčiau teigti, kad dažnais atvejais tai yra mitas, nes paprasti eiliniai kremai tikrai gali būti naudojami tiek dienai, tiek ir nakčiai. Skirtumas gali būti tik tai toks, kad nakčiai naudojami produktai, pavyzdžiui, su aktyviomis medžiagomis, gali būti skirti būtent naktiniam naudojimui, tai rūgštis, retinolis, azelaino rūgštis, didesnė vitamino C koncentracija. O dienai vieninteliai produktai tikriausiai, kurie skirti naudoti tik tai dienai, yra priemonė su apsauga nuo saulės. Tai skirtumas tarp dieninių ir naktinių produktų greičiausiai yra didžiausias toks, kad dienai tai turėtų būti galbūt priemonė su apsauga nuo saulės, nors jeigu jūs naudojate apsaugą nuo saulės pudros pavidalu, pavyzdžiui, tuomet jūs naudojate tą patį kremą veido, kurį naudojate ir nakčiai. Tai vis tiek drįsčiau teigti, kad ta tiesa apie naktinius ir dieninius kremus yra ne visai tiesa, kad tie kremai dažniausiai skiriasi tik tai pavadinimais, nebent yra kažkokia specifinė paskirtis to vieno ar kito kremo.